Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Sveikučiai. Tai ką, grįžom jums papasakoti, kaip mums visgi sekėsi kalėdinėje mugėje. Kokie pliusai, minusai, ką daryti, ko nedaryti. Pasverti tą tokį, ar verta ar neverta, ar ne? Tai ką, nuo ko pradėti? Reikia dabar grįžti 1,5 mėnesio atgal. Į pačią pradžią. Pačią pradžią. Tai ką, turbūt pradėjome nuo to, kad važiavome įsikurti į kabiną, ar ne? Ir kaip mums sekėsi? Atsukame 1,5 mėnesio atgal ir pažiūrėkite. Atvažiavom į vietą, einam pasižiūrėti, kas mūsų laukia, kas mūsų pasitiks, kas leis mums įsipakuoti. Einam ieškoti, kur mum eiti. Pernai, man atrodo, taip pat jau buvo pasipuošę. Grybo gal nebuvo pernai metais. Va, atvažiavom į savo kabiną, būsim štai čia mes. Ką belieka viską pradėti neštis. Yra vienas stalas, kaip ir iš tiesų nėra daug vietos, ar ne? Ar yra elektra? Ką? Yra. Gan šviesu. Štai tai, pala. Mūsų stalas aukštesnis. Sakai? Gali ir būti. Einam pradėti neštis? Ne, sakė nuo 8. Nuo 8, ne? Jo, sakė ne anksčiau negu 8. Tai gerai. Bet ten jau kraunas, matau. Kažkas. Nu ką, pradedam neštis visus daiktus. Pilną mašiną visokiau. Savo karutį ištraukiam ir varom pakuotis. Dabar nefilmuosiu, kad greitai susinešti ir pradėti. Laikau rankeną vyrai. Dėk ant žemės. Ok. Mano arklys traukia. Palauk. Nu ką, paskutinis reisas mūsų. Su dideliu dabar karučiu viskas čia tilps pasikrauti. Ir dar aš atsitėsiu tilpti, ne? Iš tiek laimės ir energijos yra, ne? Kaip tave vadinti? Kalėdiniu arkliu? Rudolfu? Mūsų visas gerybės. Kaip ten sakė, moteris nori lygių teisių, tai va traukia net nepalaukia. Baigėme susivežti visas prekes, visus produktus ir po truputį pradedame ruoštis. Pirmą pradėjome nuo sienos, reikėjo ją visą pakavoti, kad nesimatytų medienos, nesimatytų nei galo, nei šono. Tai mes nusipirkome juodos medžiagos ir ją pritvirtinome iš viršaus ir apačios, kad atrodytų gražiau, solidžiau. Užtruko turbūt ilgiausiai laiko mums ją ištiesti, ištempti, bet po valandos viskas buvo baigta ir paruošta dėlioti visus produktus. Išsilankstome visus stalus taip pat, stalus apmauname užklodais, susistumdome taip, kaip norime. Stalų padėtis galėjo būti jau pagal mūsų poreikius, šono ar tiesiai, jau kaip mums buvo patogiau. Tai vieną dėjome tiesiai, kitą į šoną. Ir toliau keliavome prie maikučių išdėliavimo, papuošalų, prie mūsų kristalų. Tai užtruko mums ilgiausiai išsidėlioti kiekvieną atskirą produktą, pasižiūrėti kas kaip, ar viskas gražiai atrodo. Progresas vyksta. Na, jau galiu sakyti, kad pusę pasidarėm, ne? Čiki-piki. Nu, jau visai pabaiga. Viskas susidėjo. Lemputės dabar techniniai nesklandumai. Rytoj dar turim čia toks kalėdų senelis bus, bet reikia dar prailgintojus viskas susitvarkyti, atsivežti ir rytoj ryte atvažiavę susitvarkysim viską, kaip kas priklauso. Ir dar daugiau lempučių atsivešim rytoj taip pat. Tai taip ir atrodys mūsų kabina. Aišku, nebus jokių dėžių, jokių šiukšlių.
Na ką, užsirakinam ir judėsim namo. Rytoj ryte dar pakeis mūsų kompanijos, kaip sakant, vardą. Mes esame Veive Design. Tai rytoj ryte jie pakeis. Užsirakinam ir judam namo jau. Be 10:11 yra. Dar kol grįšim. Rytis miegosim ir kada mes rytoj čia būsim? Nuo 9:30 atsidarom, ne? 9:30 atsidarom. Prašom užėjti. Taip, nuo 9:30 rytoj būsim atsidarę. Taigi ir visą tai įsirengti mums truko gan nemažai laiko, ar ne? Apie 2-3 valandas. Taip, mes ten pradėjome ruoštis nuo 8 vakaro ir baigėme gal 11 valandą, kad grįžome mes labai vėlai pavargę. Ir paskui ant rytojus reikėjo vėlgi anksti keltis ir pradėti dirbti. Ar ne? Taip. Taip, aš čia turiu užsirašiusi tokių pagrindinės, tokius kaip ir klausimus. Kurie galėtų kilti jums. Taip, kas ir kaip. Taigi, pirma turbūt yra labai svarbu atkreipti dėmesį, kai renkatės kabiną, kokioje jį vietoje stovi, ar ne? Nes mūsų kabina buvo iš tiesų ne pačioje geriausioje vietoje. Pačiam kampe. Taip, ir mūsų užstojo vat šitas didelis grybas. Taip, nes visi žmonės ėjo pro mus aplinkui iš kitos pusės ir mes kaip buvom nematomi, ar ne? Labai netgi svarbu yra pažiūrėti, kaip žmonės, koks srautas eina, iš kurios pusės jie eina ir tokiu būdu jūs galite nuspręsti, kaip išsidėlioti savo prekes, ar ne? Taip. Tai ir būtų kitas toks labai svarbus dalykas – prekių išdėstymas. Taip? Nuo to labai priklauso. Nuo to labai priklauso, ar žmonės pirks, ar jie bus susidomėję jūsų kabina, ką jūs būtent siūlote, ką jūs parduodate. Nes kas mums nutiko, ar ne? Pirma diena, pirmadienis. Pažiūrėkite, kai mums sekėsi. Pirmadienį truputį įrašų. Labas rytas. Pirma diena, keliaujam į mugę, užsitaisėm arbatytės į termosiukus ir jau pakeliui. Rodo, per 35 minutės turėtumėm nuvažiuoti į vietą. Tai jeigu nebus kamščių, būsim vietoj. Ar ne? Pasipuošę va jau kalėdiškai mes, megstukai. Kalėdinės nuotaikos. Važiuojam. Einam ryte, o čia va, mūsų pavadinimas užklijuotas. Veive Design. Nurakink, ko lauki, rakink, leisk į vidų. Taigi, pirmadienis buvo turbūt pati ramiausia diena. Ne tai, ko mes tikėjomės. Ne tai, ko mes tikėjomės. Labai reikia žiūrėti, kokie žmonės eina, kokiu metu žmonės eina ir ką mes pamatėme, jog ryte iki pietų eina pagrinde mamytė su babiais ir senjorai. Su vaikais. Taip, ir senjorai. Ir tai buvo bėda, nes mes nieko neturėjome parduoti vaikams. Nėra pasiūlos, nėra ir paklausos. Taip. Taigi, ką mes padarėme? Mes pradėjom daryti pasiūlą. Taip. Mes grįžome pirmadienį iš mugės ir vyras pradėjo gaminti vaikiškus bodžiukus, kurie vat atrodė štai taip. Taip, nes kadangi šalia mūsų kabinos dar buvo viena kabina, kuri pardavinėjo vaikiškus žaislus. Ir ten mamytė su vaikais ėjo. Tai buvo pirmoji jų stotelė. Taip, o jeigu eina į vaikų žaislų parduotuvę, jie gali pamatyti ir mūsų siūlomus produktus, ar ne? Ir taip. Kas mums labai iš tiesų pasitvirtino. Netgi mes buvom labai nustebę, kad žmonės tikrai buvo labai susidomėję ir turbūt daugiausiai mes jų beveik ir pardavėm. Tikriausiai buvo vienintelė iš... Tai buvo labai perkama prekė, tai šitie bodžiukai. Tai tikrai atkreipkite dėmesį, kokio amžiaus žmonės eina, ko ieško pirkti, kokios kabinos yra aplinkui, kurioje kabinoje renkasi daugiausia žmonių, ko žmonės būtent ieško, ar ne? Taip. Kas toliau? Ir ką mes darėme? Mes keitėme taip pat produktų išdėstymą. Mes žiūrėjome, eksperimentavome iš tiesų,
kaip, iš kurios pusės, kurią dieną geriau pirks, jeigu stovės vienoje pusėje taip, kitą dieną kitaip. Ir iš tiesų tai veikia. Ar ne? Taip. Nes pirmą dieną buvo, tarkim, mūsų visi auskarai, papuošalai tokiam kaip ir nukišti į vieną pusę, kur juos labai sunku buvo pamatyti. O mes kitą dieną viską apkeitėme, apsukome pusės ir žmonės tikrai pradėjo pirkti papuošalus. Turi ką nors pridėti? Taip. Taip, pridėk. Taip. Kitas labai svarbus faktas, ko nedarykite. Tai, ko nedaryti, nelyskite pirkėjams į akis. Tai, ką mes padarėm, Taip. Ir man atrodo, kad tikrai neprašojom, nes šalia esantis pardavėjai kaip ir skundėsi, kad jie tai šneka su žmonėm, tai tada žmonės išeina, tai nešneka su žmonėm, tada žmonės irgi išeina, tai čia nežinos. Tai nes pastebėjome, kad klientai jie yra labai drovus iš tiesų. Jeigu tu pasisveikini, pažiūri į akis, jie galvoja, kad viskas mane privers jie pirkti kažką. Ir jie iš karto pabėga. Bet jeigu tu nieko nesakai, tada jie taip pamažu ateina, apsižiūri ir jeigu nori, nupirka, ar ne? Čia labiau gal, kai duodi laisvės ir jie patys, arba jie nusipirks, arba jie tiesiog praeis, tai čia geriausias dalykas. Tiesiog luktelt, jeigu žmogui reikia, jis nusipirks. Duoti jiems ramybę. Nes niekam nepatinktų. Aš turiu šitą. Taip, žiūrėkit, koks geras daiktas, jūs būtinai turite nupirkti. O kaip ant jūsų gražiai atrodo. Tai tikrai to nedarykite, nes nebe tie laikai, žmonėms tai nepatinka. Ką pastebėjau, jeigu žmogus tau žiūri į akis, tada gali su juo pasisveikinti ir tiesiog ką nors paklausti, ko būtent ieškote. Jeigu domisi, tada toliau galite tęsti pokalbį, bet jeigu nenori, duokite jiems laisvę. Ar ne? Paleiskite. Tai čia labai svarbus dalykas. Toksai didelis šaukštukas, tai jeigu važiuosite, tikrai to nedarykite. Šaukštukas ir šakutė. Taip, kas toliau? Toliau irgi galvoju aš, kad nereikėtų prisikabinti labai daug produktų, ar ne? Tarkim, tokių produktų, kuriuos galėtumėte grįžę pasigaminti namie. Jeigu matote, kad tą dieną pardavėte būtent to produkto labai daug, grįžkite namo ir prisigaminkite. Bet jeigu labai daug prisigaminsite ir jums nieko nepirks, tai būsite veltui išnaudoję savo laiką ir daugybę produktų. Pasidomėti ar paklausos ir iš tikrųjų, ir būtent kur mes suklydom, mes manėm, kad mes realiai viską išparduosim ir kad bus didelis raudas, o yra kaip yra ir žmonėms nereikia paprasčiausiai tų dalykų, kuriuos tu galvoji, kad jie gal ir norėtų turėti. Tai čia labai atkreipkite dėmesį į sezoną, nes tai yra svarbu. Taip, ir niekada nežinosi, ko ieško. Tarkim, kaip nutiko mums su kristalais. Aš galvojau, kad kristalus pirks vien tik suaugę žmonės, nes daugiausia domisi jau brandaus amžiaus žmonės apie tai, bet mums pirko pagrinde paaugliai ir gan vaikai apie nuo 10, gal iki 15 metų vaikai, ar ne? Ir kas mane labai nustebino, nes keli vaikai netgi sakė, kad apie tai kalba mokyklose, jie domėsi ir tikrai mums kristalus pirko tėvai vaikams. Ar ne? Nes tėvai jau patys turi jų. Taip, ir niekada nežinosi iš tiesų. Tai va labai aš buvau nustebusi dėl to. Kas toliau labai svarbus dalykas? Toliau labai svarbus dalykas, atkreipkite į kainą kabinos. Jeigu jinai yra beprotiškai brangi, pasverkite, ar tikrai jums to reikia. Pasverkite laiką, pastangas, prekių pačių savikainą ir jūsų pastangas laiką. Taip, paskaičiuokite, kiek jums reikėtų per dieną parduoti, kai jums vien tik atsipirktų vieta už kabiną, jūsų laikas, jūsų įdėtas laikas gaminant produktus ir jūsų darbas, žinoma, ar ne? Tai tikrai labai pasverkite. Taip. Kas kitas dalykas buvo, jog kabinos jos yra sukurtos iš tiesų nelabai gerai. Kaip ir sakėme, žmonės bijo įeiti, o tos kabinos buvo į vidų tu turėjai įeiti, jos buvo nedidelės ir tokios klientams erdvės nebuvo, nesakyčiau. Ir žmonės buvo labai prisibėjojo. Kabinos labiau veikia, kai yra visi stalai sudėti
tiesiai žmonės tiesiog gali praeiti, apžiūrėti laisvai, kur nereikia įeiti. Tai iš tiesų tikrai atkreipkite dėmesį, kokio pobūdžio yra kabinos siūlomos jums pardavinėti. Kaip tu manai, ar sutinki su manim? Ir dar svarbiausiai, kad priklausomai, kur kabina yra. Jeigu yra lauke, tai dar visai nieko, bet jeigu yra kur nors prekybcentre, kaip ką mes buvom, tai tikrai pakiša koją. Nes yra labai du skirtingi dalykai, kur yra mugės vyksta viduje ir kur vyksta lauke. Taip, kas toliau? Tai labai pliusas, kas buvo, tai jog susipažinome su kitais pardavėjais. Gavome daug naudingos informacijos. Kiekvieną rytą mes nueidavome su jais pasisveikinti, pakalbėti, kaip jiems sekasi, ar nesiseka. Jie davė daugybę patarimų, taip. Netgi sužinojome įdomų dalyką, kad tam prekybcentrį buvo, tarkim, viena parduotuvė, kurioje gali išsinuomoti vietą ir ten pardavinėti, atveži savo produktus, tau nieko daryti nereikia, palieki ir pardavėjai daro darbą už tave, ar ne? Tu tik ten sumoki kažkiek procentų jiems. Bet va tokių visokių dalykėlių naujovių mes sužinojome, kas bus, manau, ateityje naudinga. Ir mus tiek dabar jau paskutinis dalykas, kas visiems yra aktualu ir įdomiausia, ar mums pasisekė, ar nepasisekė. Tai mums nepasisekė. Taip, mums tikrai nepasisekė, kadangi nuoma kabinos buvo be galo brangi ir mes 3 dienas, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, mes nepardavėme labai daug. Mums neatsipirko pati kabina. O kur kalbėti apie produktus, apie laiką, tai mums geriausios dienos buvo penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Sekmadienis turbūt buvo netgi pati geriausia diena. Jeigu būtų visos dienos kaip sekmadienis, mes būtume laimingi. Kaip šventė bus. Taip, bet yra kaip yra. Tai kaip ir minėjau, labai svarbu atkreipti dėmesį, kiek nori už nuomą kabinos. Ir kas labai užkliuvo, jog neapsimoka pardavinėti nuo pirmadienio iki sekmadienio, nes darbo dienomis žmonių yra labai mažai. Netgi ir švenčių laikotarpiu. Taip. Pagrindai yra tik savaitgaliais. Tai jeigu būtų galimybė, ateityje mes rinktumėmės dirbti mugėje tik šeštadienį, sekmadienį, galbūt netgi ir penktadienį. Jo, nes jūs kai pradedat pardavinėti mugėse, jums yra kaip ir sąlygos iškeltos, kad jūs turit būti tam tikras valandas, tai nuo 9 iki 6 vakarą, kiekvieną dieną tai savaitę prailgsta. Tikrai labai ilga savaitė, kai būni, nes atvažiuoji anksčiau tuo pačiu, nes jeigu nori kažką pasikeisti, perstatyti, atvažiuoji valandą anksčiau, išvažiuoji, namie grįžęs dar darbuojasi, jeigu kažką reikia kitai dienai pasiruošti, ne? O mes darbavome. Taip, bet mes iš tiesų nenusiminame, nes mes planuojame važiuoti dar ir į kitą mugę. Turbūt galvojate, jūs pamišę. Čia, manau, yra tiesiog procesas, iš kurio mokaisi ir augi. Ir kurio pasiekoji tu jau žinai, ko to maždaug tikėtis ir pasveri. Taip, tikrai. Bet kitą kartą mes važiuosime... Jau pasiruošę. Taip, ir važiuosime mes ne į uždarą mugę, bet mes važiuosime į lauko būtent. Ir važiuosime tik savaitgalį, nevažiuosime visą savaitę. Nes tiesiog neapsimoka, ar ne? Ir turbūt dabar jums kyla klausimas, tai kiek jūs visgi pralošėte? Tai mes turbūt pralošėme... Procentaliai 40%. Kažkur tiek, tai nežinau. Gan daug pralošėme, nes pralošėme, ko neišpardavėme, pralošėme tai, jog mes išėjome iš savo darbų, neapmokamų atostogų, tai ir negavome algos iš savo pastovių darbų, bet pliusas, jog gavome daug patirties. Ir buvo ganėtinai atgaivinantis potyris, kažkas naujo. Taip, ir iš tiesų man labai patiko, buvo labai įdomu susipažinti su kitais žmonėmis, su kitais pirkėjais. Ir tiesiog netgi buvo gaila sekmadienį viską palikti. Tai, bet žinant, kad viskas neatsipirko, tai yra kaip yra. Bet mes turime daug produktų namie, mes turime prisigaminę. Tai važiuojant į kitą mugę, mums jau nebereikės sukti galvos, mes viską susidėsime ir tiesiog važiuosime. Jo, valgyti kaip jie neaprašo, tai taip, niekur jie ir nedings. Taip.
Taip, ir mūsų dar viena klaida buvo, jog mes pardavinėjome maikutes. Vyras kur darė? Žiemą. Taip. O maikučiai... Kam reikia maikučių žiemą? Taip, tai gal buvo čia mūsų klaida, bet vasarą važiuojant maikutės tikrai turėtų būti perkamas dalykas. Jo. Taip. Atkreipkite dėmesį į pasiūlą iš tikrųjų, nes kaip ir patys suprantat, žiemą nėra labai aktualu maikutės, labiau džemperiai ir visa kita, bet ir džemperiai nebuvo per... Taip, daug. Nes pačiam shopping centre, prekybcentre, buvo ir taip daug parduotuvių, kurios aplinkui konkuruoja su drabužiais, tai... Taip, tai realiai pagalvojus, kam žmonėm pirkti iš mugės brangiau, jeigu jie gali nueiti į kokį Primarką ir nusipirkti megztuką už porą svarų, ar ne? Tai tikrai nėra pati geriausia idėja pardavinėti prekybos centre. Rinkčiausi mugės, kurios yra lauke ir toliau nuo prekybos centrų, kur būtent žmonės ateina į mugės apsipirkti, o ne dar į kažkokias kitas parduotuvės. Nes parduotuvėse dažniausiai žmonės eina pro šalį ir užsuka tik apžiūrėti. Tai vat, kad į lauką žmonės susirinka būtent su noru kažką nusipirkti, sakykime, o jeigu yra parduotuviai, jie tiesiog jau būna apsipirkę ir tiesiog dėl smalsumo užsuka į mugės, kurios būtent yra parduotuvėse. Taip, ir mūsų atveju jie užsuko, manau, dauguma žmonių tiesiog pasižiūrėti dekoracijas, apeiti, pasižvalgyti. Šalia buvo vaikams šiek tiek karuselių, tai žmonėm nebuvo pagrindinis taškas būtent pirkti iš tos mugės. Bet, kiek mes ir šnekėjome su kitais pirkėjais, ne mes vieni buvome nusivylę. Daug kam iš tiesų tenai nepasisekė, daug kas pyko, jog labai didelė nuoma ir yra kaip yra, nieko nebepakeisė. Daug streso ir jausmingų pardavėjų. Taip. Tai ką, turbūt daug ką papasakojame, nežinau, ar jums bus naudinga, bet tikrai atkreipkite į visus tos faktus, ką paminėjome, jeigu ruošitės ir jūs kažką panašaus daryti. Tai sėkmės. Taip, sėkmės. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote mūsų šį video. Jeigu jums patiko mūsų video, jeigu jums patinka, ką mes darome, labai prašome, paspauskite prenumeruoti mūsų kanalą, tai padėsite pamatyti kitiems mūsų video ir galėsime mes kurti daugiau tokio tipo video. Ne? Ir galėsim jums pasidalinti su pliusais ir minusais iš procesų. Taip. Tai ką, iki kitų susitikimų. O mes varom į kitą turgų. Na ką, savaitė praėjo. Susipakuojam viską. Atidirbom gerą savaitę, 7 dienas. Ir laikas namukui dėti.